Šiandien žiniose. Mokesčių inspekcijos darbuotoja apsimetusi aferistė iš Panevėžietės bandė išvilioti banko duomenis. Šiltuoju metų laiku suaktyvėja dviračių vagys. Gegužės 5-ąją minima pasaulinė rankų higienos diena. Kraštotyros muziejuje atidaryta tautodailininko Virginijaus Vilmanto Varanavičiaus paroda. Į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją kreipėsi garbaus amžiaus panevėžietė ir pranešė sulaukusi mokesčių inspekcijos darbuotoja prisistačiusios moters skambučio. Skambinusioji norėjo sužinoti panevėžietės elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius bei kodus. Laimiai, moteris neįkliuvo į sukčių pinklės ir mokesčių inspekcijoje išsiaiškino tikrąją situaciją. Tad įstaigos darbuotojai perspėja gyventojus būti budriais ir nepasitikėti melagingais skambučiais. Vakar į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją kreipėsi garbaus amžiaus panevėžietė ir pranešė, kad sulaukė skambučio iš mokesčių inspekcijos darbuotojo prisistačiusios moters. Skambinusioji teigia, kad norinti grąžinti susidariusią gyventojų pajamų mokesčio permoką. Ir prašė moters pasakyti asmens duomenis, taip pat elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus ir slaptažodžius. Panevėžietė pasakė, kad jinai pati atvyks į mokesčių inspekciją ir išsiaiškins situaciją, tačiau skambinusioji teigia, kad to daryti tikrai nereikia ir viską galima sutvarkyti telefonu. Darius Kučinskas pažymė, kad mokesčių inspekcijos specialistai neskambina gyventojams ir neprašo nurodyti jokių asmens ar banko sąskaitų duomenų. Mokesčių administratorius taip pat norėtų paraginti gyventojus, kad jeigu sulauktų tokių įtartinų skambučių, kad iš karto kreiptųsi į valstybinės mokesčių inspekcijos pasitikėjimo telefonu 1882 arba tiesiog į policijos komisariatą. Tokių melagingų skambučių, kai sukčiai dangstosi mokesčių inspekcijos vardu bei prašo pateikti banko sąskaitų numerius bei kitus asmens duomenis, taip pat sulaukė Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir kitų šalies regionų gyventojai. Sušilus orams į gatves išvažiuoja vis daugiau tiek patyrusių, tiek ir jaunų dviratininkų. Taip pat daugėja paliekamų dviračių transporto priemonių prie prekybos centrų, parkuose, kiemuose. Tačiau net ir trumpam be priežiūros paliktas dviratis gali tapti vagių taikiniu. Todėl policijos pareigūnai ragina saugoti savo turtą ir dviračius pažymėti specialiu būdu. Pavasarį, vasarą tikrai jaučiamas dviračių vagysčių pagausėjimas ir ta prevencinė priemonė, kuri pradėta vykdyti praktiškai praėjusiais metais, pasitvirtina. Galima surasti dviračius pagal pažymėtus lengviau surasti dviračius. Galiu nuliūdinti tuos, kurie bando nutrinti, tai nenusitrina. Numeris yra matomas apšvietus tam tikrais spinduliais ir reikia labai pavargti dėl nutrinimo, nes mes žymime ne tik tai, kad yra užrašas, bet galima ir graviruoti. Panevėžiečiai dar nepažymėję savo dviračių kviečiami tai padaryti Panevėžio miesto policijos komisariate. Galima kreiptis į Malonį 4, čia viešosios tvarkos skyrių, galima kreiptis darbo valandomis, galima susitarti iš anksto telefonu, kaip žmogui yra patogiau. Reikia nepamiršti, kad artėja vasara, bus organizuojami tokie pat susitikime penktadienį, bus žymimi masiškai dviračiai. Jeigu yra pageidavimas, gali atvykti ir į mokyklas, žymėti. Taip, čia priklauso nuo žmonių pageidavimo. Pernai vasarą Laisvės aikštėje vykusio projekto susitikime penktadienį metu Panevėžio miesto policijos komisariato pareigūnai pažymėjo net kelių šimtų panevėžiečių dviračius. Siekiant atkreipti dėmesį į rankų higienos ir jos gerinimo svarbą sveikatos priežiūros įstaigose, šiuo metu gegužės 5 dieną jau 3 metus iš eilės visas pasaulis mini rankų higienos dieną, kurio šūkis "Plauk rankas, saugo gyvybės". Pagrindinis šio judėjimo tikslas - atkreipti pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų personalo dėmesį į rankų higienos svarbą sveikatos priežiūros įstaigose. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma, sveikatos priežiūros įstaigos infekcijų kontrolės reikalavimai, nustatyta tvarka yra reikalaujama personalo darbuotojams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kad jų rankos būtų švarios, nagai trumpi, nukarpyti, natūralūs, be įvairių papuošalų ar laikrodžių. Tad visi, ne tik šiandien, ir visada turime atkreipti dėmesį į rankų higieną ir jas taisyklingai plauti po tekančiu vandeniu,
šiltų, su muilu, nusiplauti ne tik rankų paviršių, bet ir tarpupirščius. Ir jei nėra aišku galimybės nusiplauti rankų vandeniu ar muilu, tai naudoti drėgnas servetėlės turinčios alkoholio ar kitas priemonės. Rankos svarbiausias ir dažniausiai naudojamas gydymo ir slaugos instrumentas, tuo pat metu tai ir pagrindinis infekcijų sukėlėjų perdavimo kelias gydymo įstaigose. Medicinos darbuotojai rankomis nuolat liečia pacientus ir įvairius paviršius, kurie gali būti užteršti. Todėl pacientų ir personalo rankų higiena vis dar išlieka pagrindinė hospitalinių infekcijų prevencijos ir antibiotikams atsparių mikroorganizmų plitimo mažinimo priemonė. Labai daug ligų yra pernešamų ir susijusių su nešvariomis rankomis. Vienas iš jų gripas ar ūminės viršutinių kvėpavimo tankų infekcijos, nes liečiant nešvariomis rankomis nosį, akis, burną gali pernešamos būti šios lygos. O su išmatom, liečiant išmatas, irgi patenkant į žmogaus organizmą galim susirgti ir salmoneliozę, ir šigeliozę, ir kitomis infekcijomis lygomis. Tokios palyginti paprastos procedūros kaip rankų higiena gali užkirsti kelią infekcijų ir atsparių antimikrobiniams preparatams, mikroorganizmų pernešimui ir plitimui. Be to, tokiomis iniciatyvomis atkreipiamas ne tik sveikatos priežiūros įstaigų personalo, bet ir pačių pacientų bei visos visuomenės dėmesys. Šiandien Panevėžio kraštotyros muziejuje atidaryta tautodailininko Medžio drožėjo Virginijaus Vilmanto Varanavičiaus paroda Medžio sakmės. Medžio drožybą menininkas užsiima jau daugiau nei 2 dešimtmečius, o pradėta buvo nuo samčių, šaukštų, kaukių. Medis toks yra savotiškas dalykas. Atrodo, medžio gamalas, nieko ten ypatinga, bet žiūrint į jį, kažką įsivaizduoju, nes kyla mintis, daleiskim. Ir ta mintis noris išgyventi ant medžio. Na, paprasčiausiai, paskui pradedi daryti, jau pamatai, kas jau pirmi bruožai atsiranda, visą kitą jau. Darant, aišku, ten kažkas tai keičias, galbūt kažkas tokio, nes galtinis rezultatas, aišku, pamatai, ką padarai ir, aišku, ten jau galbūt pagalvoji, kas geriau galėjo būti, kas prasčiau, nes būna minusų, aišku, nes ne visą laiką tai būna, kad viskas idealiai išeita, aišku. Tautodailininko teigimu, medžio drožėjų gali būti toli gražu ne kiekvienas, nes šiam amatui reikia ne tik nagingų rankų, kruopštumo, bet ir lakios vaizduotės. Pirmoje, aišku, vaizduotė, užsifiksuoji, kad tu nori šios padaryti, jeigu taip darai dėl savęs, vadinkim taip. O paskui kruopštumas jau čia, jaust medį reikia, jeigu medžio nejausiu, praškai nieko neišės. Koks medis galbūt yra paslankiausias jūsų rankose? Liepa, aišku. Visi mūsų drožėjai čia yra jau toks medis, kuris drožybai paklūsta labiausiai. Paskui ąžuolas, aišku. Ąžuolas tokia jau skaičiau stiprybė, tokia sudėkia viską. Teko ant vairaus medžio išbandyti kaltas čia. Vaismedis ir gana kietas medis yra. Sunkiausia, bet toks egzotinis medis, gal sakyčiau, riešutmedis vyrauja pabandymai. Į Lietuvos tautodailininkų sąjungą Virginijus Vilmantas Varanavičius įstojo 2004 metais. Kasmet drožėjas įvairius kūrybos darbus eksponuoja Aukštaitijos regiono tautodailininkų parodose, dalyvauja kolektyvinėse parodose, miesto renginiuose, mugėse. Panevėžio kraštotyros muziejuje tautodailininko paroda Medžio sakmės veiks iki birželio 12 dienos.